su kuo nesisveikinom. Ir pirmas principas bažnyčios statyme tai yra pasisveikinimas. Nes, kaip sakė tas žmogus, pas kurį dabar renkasi 100 000, viskas prasideda nuo pirmo žvilgsnio, tu eini į salę, kaip tu pasisveikini, kokioj tu nuotaikoj, kaip tu atsineši su savim dvasią, arba tu atsineši pakeliančią dvasią, arba atsineši blogą nuotaiką, susiraukęs, nepatenkintas gyvenimu. Tai aš dabar irgi stengiuosi sveikintis, kad tas pasisveikinimas nebūtų formalus, labas ten, bet iš tikrųjų nuoširdžiai turiu sveikintis, ne? Sutinkat. Nes patepimas yra pats svarbiausias dalykas, patepimas, ar ne? Mes visi jau klausėm ten tą pamokslą, visi suprantam, nors patepimo dar gal kai kas mažai yra gavęs. Aš, pavyzdžiui, kai išlauk, tai aš jaučiu, kad nužengė patepimas, bet ir tarnaime turi būti patepimas. Pavyzdžiui, turi nebūti pauzė, o dabar buvo pauzė, ne? Aš pagrojau, kol mikrofonas įsijungiau, kol viską turi tokių dalykų nebūti, turi viskas eiti. Kai sako, kaip sviestų patepta, tik nesviestų patepta, šventasios dvasios patepime turi eiti viskas. Nuo iki. Kodėl pasauliečiai daro koncertus, pas jos viskas eina nuo iki, viskas atidirbti. Nu, jie atidirba, aišku. O mes bažnyčia irgi galim atidirbti. Mes dabar turim laiko atidirbinėti viską, ar ne? Ateis pasaulietis ir jau viskas bus atidirbta, jis pamatys, plaukia viskas, tiesiog liejasi viskas, ar ne? Tai labai man patiko, kad, kiekvienas tarnavimas turi vykti patepime, ar ne? Ir bažnyčia neaugs, kol nebus viskas nuo iki atidirbtas, iki smulkmenų. Aš kažkaip panašiai galvodavau, bet iki tokių smulkmenų, tai aš negalvojau, kad iki tiek turi viskas būti atidirbta. Ar ne? Klausėt gal, nes būna, kad kiekvienas klauso kitaip girdi. Ir kad kai jisai sakė, kad pajudėtų bažnyčia, reikia nors 50 susirinkimų, kad kurie būtų patepime. Tai reiškia, kad kiekvienas tarnavimas turi būti aukščiausiam lygiai. Aukščiausiam. Turi būti čia žodžiai, čia turi būti tekstai, čia turi būti apšvietimas normalus. Pirmiausia, kvapas, kai eini į patalpą, turi būti kvepėti. Jeigu smirda, reikia pravedyti prieš tai duris ar židinį, nežinau, kol neužkūrė dar šito židinio purkškiklio mum nupirkt, ar prikabyti kokių purkškinių, kad įeini, kad angum kvepėtų, o ne pragaro. Tai automatiškai ir tualetas, čia viskas turi būti, nes mes čia renkamės ne dėl savęs, mes renkamės, kad ateis netikintys. Čia mūsų tikslas yra, kad ateis netikintys ir kad jie susidarytų gerą įspūdį. Ateis ten smirda, ten negražu, ten nešvaru, ten tas rėkia. Garsas negražus, rėkia, mikrofonai fonuoja. Visi minusai, kaip sako pasaulyje, strečiajat, kaip ten sutinka pagal išvaizdą, išleidžia pagal protą, ne? Jeigu mus pamato mūsų išvaizdą, gerai, kitas pasiremia protu, ką išgirsta, tai jis užsilieka, ne? Bet yra, kuris daug išgyvenime neis. Ar sutinkat? Anksčiau šitus dalykus kažkaip kalbėdavo, aš atsimenu. Mums kalbėdavo senose bažnyčiose, kad turi būti tvarka, turi būti viskas taip. Bet iki tokių smulkmenų, aš negalvoju, kad turi būti iki tiek. Tai dabar tas žmogus įrodė, kad pasirenkasi 10 000 susirinkimą. Tai jis įrodė, kiek turi būti viskas iki, net smulkmena, kažkas netaip vyksta, mes turim stebėti, kas netaip vyksta ir kad daugiau nesikartotų. Pavyzdžiui, susirinkimo metu niekas negali vaikščioti. Žinot šitą dalyką? Jeigu nori, kad būtų patepimas, niekas neturi teisės vaikščioti. O pas mus atsimint, kaip anksčiau čia būdavo. Čia tik susėda ir prasideda autostrada Vilnius Kaunas, žinai. Iš vieno kampo į vieną, kitas į kitą, vos ne čia trūksta dar, kad špargalkė vėdasi kaip mokuose, ne? Tai to neturi būti, nes ateina Dievas su savo patepimu. O tą patepimą paskui labai lengva numušti, aš vieną kartą jaučiau. Kažkas tai buvo, čia kažką dariau ir kažką netai padariau ir jaučiu, kai išėjo. Ir viskas, tu patepimo negali pats pritraukti, tu negali jo sulaikyti, tu negali, jis išeis ir viskas. Šitoj dvasiai išeis ir viso. Ir tu paskui čia vienas stovėk ir rėk, tu čia nieko neįdomus būsi. O kai viskas patepta nuo iki, tada ir liesi. Ir žmogus tą pajaus, tą patepimą, jis daugiau norės ateiti vėl. Bet tam reikia padaryti 50 susirinkimų, kurie būtų nuo iki viskas atidirbta, kai sako, ne? Taip stengsimės tą daryti gerai, susitarėm. Jeigu mes norim bažnyčią, kad augtų, turim uždrausti juokelius, visokius bairius, per pamokslus, kaip pradeda reikalaut, koks nors atsisėdęs, toksai ateina arba netoksai, iš brolių ateina, praeitą kartą irgi uždavinėja klausimus. Galima atsakyti, bet jie numuša tave nuo minties, nori vieną pasakyti, o tau iš šono, žinai, kažkokius tai. Ir dar savi dažniausiai mėta kažkokius klausimus, juokingus labai, žinai, nuo jos ties, bet kad prie stalo, kur nors pašnekėti. Bet nenumušinė, kodėl jie nenumušinėja, kai Mozė būna, arba kitas. O kai aš tai iš tokius, žinai, jie tada galvoja, čia velnės veikia iš tikrųjų. Mes to neturim leisti. Mes turim įsirinkti, dėl to reikia įsirinkti vargdarius. Neįsirinkti, bet, kas nori būti vargdariu, reikia paskirti žmonės, nes kai nebus visada, kad ateis žmonių, kurie iš kovos, ateis tokių,
Ateis, kurie tik ateina griauti, šaipytis ir susirenka, pavyzdžiui, žmonių, ateis kultūringų žmonių ir čia prasideda šaipimais ir rekolojimai tarnavimo metu ir visų jau mintys nepamoksle, kažkaip čia dabar baigsis ta situacija, ne? Kiek kartų buvo, kai mes jūs išvedam ir gerai padarom. Geriausia, kad prieitų tvardarystė, prie to, kad atsisėstų tyliai, klausyk apsiramyk. Nu, gražiai pasakai jam, kultūringai, jis vis tiek rekoloja už rankos tada. Tada direkt tylėk. Ir jau jie matai, kad jau niekaip jo nemano sustaryti tada už rankų ir per duris. Nes mūsų tikslas jį sulaikyti, kad gal jis atgims, ne? Bet mes negalim leisti, kad jis gadintų mūsų patirpimą viso tarnavimo. Vienas ateina velnio įkirtus žmogus ir greuna viską. O aplinkui 20 sėdi ir klauso jo įsidirbinėjimo, ne? Sutinkat? Mes turim kontroliuoti šitą situaciją. Kontroliuosim gerai. Kažkaip reikia pasišnekėti, kas tvardariais galėtų būti, reikia kultūringai su jais viską. Negalima iš karto, kai sako, ten aiškytis tokiais santykiais gražiai, pasakei, neklauso, dar pasakei, neklauso, tada gražiai už rankų ir viso gero. Ir tą tokį įdomų dalyką jisai pasakė, kad yra žmonės išgirsta Dievo žodį, kažką jam Dievas asmeniškai kalba, jis ateina visai bažnyčiai paskui. Tai gerai, liūdimas gerai, bet tas nestato bažnyčias, jis sakė, atsimenat? Yra statymas bažnyčios, tai kada tu statai bažnyčią, o yra tik tai apreiškimų. O pamokslai, kad važiuoja, jie ar čia statysis ar ne, nu jam žinai, nu gal geriau, kad statytųsi jam žinai viduj. Bet jis nesuinteresuotas, mes turime būti suinteresuoti kaip komanda. Čia mūsų reikalas yra statyti arba leis griauti kažkam tai. Ne? Ir aš dabar irgi supratau, kad juokdavosi iš evangelistų. Sako, atvažiuoja evangelistas, čia cirkų prikrečia, žmonių prikrečia, sako, ir išvažiuoja. O kas juos paskui augina? Komanda augina juos, tų žmonės. Taip ir pamokslininkas atvažiavo, išvažiavo, o mums čia reiks viską auginti. Tai jeigu mes būsim komanda, mes auginsim juos. Kodėl pas mus neusiliko po evangelizacijos? Tiek žmonių praėjo, bet jie neusiliko, už tik komandos nebuvo. Ne? O dabar jau yra komanda žmonių. Aš suprantu, tie, kurie vaikščio, tai yra komanda. Mes turime visi susikabyti kaip šeima ir laikytis viens už kito, nes nesidraskyti. Jeigu prasideda draskymai, mes turim stabdyti juos, nes jie iškart patepimą kerta, ne? Prasidėk dabar ginčytis ir baigsis tavo, visi patepimai, visi prie stalo pradėk ginčytis ir pasaulėtis pasklausys, sakys, gal aš geriau einu namo, man ramiau ten televizorius įjungsiu tokį. Nesąmonę pažiūrėsiu ir nusiraminsiu. Jis labai teisingai šnekėjo, labai teisingai. Žmogus šneka iš savo patirties, ne taip, kad teorija, žinai, prisiskaitė ir mokina, jis praėjęs tą. Tai statymas skiriasi nuo šiaip pamokslavimo ir evangelizmų. Ar ne? Pastebėjot, jūs klausėt vakar, ne? Girdėjot, aš tai čia viską susikonspektavau, beveik pažodžiai kiek spėjau. Apie auką, aišku, mokė, kad aukot reikia. Kai jisai mokė apie auką, žmonės pradėjo aukot ir tas susiformavo bažnyčia. Ir daug kas, va, aš girdžiu, kad auka turi būti auka. Kiti sako, kam auka, Kristus numirė. Pasirodo, mes vis tiek auką turim daryti. Dievas mato auką. Kas, kad Kristus numirė? O kaip atkreipti dėmesį, kad pas mus, mums reikia tavęs, mums už visus numirė, bet mums tavęs reikia patepimo, mums reikia, kaip atkreipti dėmesį. Ir duoda po $500 000 Jongičio ar dar kam nors. Atkreipė dėmesį iš Dievo. Ir paskui susirinkimai po 10 000. Nu? Aparatūrą, kažkaip nustipirko. Tai. Bet sakė, kai prasidėjo, kaip jisai pradėjo apie auką pasakot, sako, jam man pačiam baisu buvo. Ateina močiutės pensija, paskutinė deda. Ir aš paskui sako, pradėjau iš tos močiutės jau bijot, sako, kaip jos išgyvens, tada jam Dievas pasakė, ne tavo reikalas. Tavo reikalas pasakyti, kad aukotų, o paskui aš jau ją atlyginsiu. Jis tada apsiramino. Jis jam baisu pasidarė, žmonės atlyginimus neša paskutinius, daiktus paskutinius tempė, bet sako, kai pradėjau aukoti, tada bažnyčia pradėjo. Ir man patiko, kad sako, iš 20 grivinių, sako, 18 mūsų, sako, su žmona. Tai panašiai aš taip aukoju irgi su žmona, mes taip pasižiūrim. Ne, čia gerai aukojimas, aš jau, tai reiškia, tam kelyje esu, nes aš mačiau, kaip Vaidas aukoja, mačiau, kaip kiti, ten tai iš vis sumos, ten eina tūkstančiais, 10 000 eina iš savo. Paskui ar grįžta, negrįžta, nežinau, kaip ten tie pinigai jam paskui ten. Nu, bet rezultatas buvo, bet ten kiti dalykai paskui dėl ko neaugo, ar ne? Mes turime būti ištikimi ir vieningi. Girdėjot vakar, ne, kai sakė, jei mes nebūsim vieningi, tai čia nebus bažnyčios. Bus klubas, draskymais eiliniai. Ką aš ir šnekėdavau anksčiau, patvirtino viską. Negali būti tarp mūsų draskymus. Jie sakė, su komanda važiuoja kartu į Egiptą, prie ežero kartu važiuoja. Jie kaip šeima visi yra. Ir Kristaus komanda buvo šeima. Jie net parduodavo viską ir kartu gyvendavo. Parduodavo visą turtą ir atneždavo paštavam po kojų ir gyvendavo kaip toks kaip tabūnas. Nu, nereikia gal taip gyventi jau kitokio lygio, bet kažką į tą pusę mes turim daryti, ar ne?
tada mes būsim komanda, o kiekvienas su savo supratimais, kiekvienas į savo kampą tempia mane, kai tą rusų kažkokį ten pasakėčią, kur vežimai visas pusės ir stovi vežimas vietoj. Ne? Teisingai viską pasako, viską pažodžiu. Man tai aš vakar, kai klausiau, aš tik spėjau rašyti tik tai viską. Nu, žmogus praktika čia yra, žinai. Kad smulkmenos viskas, ne, pauzių taravime nebūtų. Aš iš tai sakiau, po paukojimus, kai renka, dar kažkas vyksta. Informacija netgi pristato su kvietimu. Vyks konferencija, suprantat? Ne taip, kad šį, nu, šitos konferencija bus tokia. Važiuosit, tai važiuosit. Ne, gal niekas nevažiuos tada. Tai čia pristatymas, tai, o jie sako, net iki tokio lygio, jie kiekvieną informaciją taip atstato, kad ten žmonės jau jis nusprendė, kad važiuos. Nereikia dar, net ir klaus nereikia, žinai. Bet va iki tokio lygio turi būti. Kad susirinkimas turi vykti 1,5–2 valandas, ne ilgiau, ar ne? Nes nuvargina žmonės. Ir kad po susirinkimo žmonės nenamo turėtų bendrauti irgi tą patį. Tortus valgyti, nežinau, ką ten. Sako, jeigu neturi pinigų, tai makaronų nusiperka, tai įsiverda. Nu, bet esmė, kad bendraut kartu, kad, nu, būt kartu. Tai tada, sako, žmogus atsiveria, jisai pasišneka, jisai, nu, gyvenimas perda. Ar taip, mes tai darom praškai viską, ne? Mums tik kur neko reikia pasitaisyti tokius, nu, tokie nukrypimai biškyra. Ir aš manau, viskas turėtų būti gerai. Jeigu mes tą darysim 50 susirinkimų, sakė, reikia mažiausiai, tai va pasiskaičiuojam, 50 susirinkimų, kiek čia bus 10 mėnesių, metų praškai, ne? Metus reikia taip daryti ir tada bus... Daugiau. Daugiau dar. Metuose kiek? Tai įsivaizduok, ant kiek atsišlifuot gali per tiek. Metuose 54 savaitės. Nu taip metai, grubiai. Apšvietimas. Cemento apšvietimas. Mums reikia kažką irgi galvot. Nu, duos Dievas, reikia melstis, kad būtų kažkas, nu, turi būti viskas idealu, turi būti pas mus. Pas mus turi ateiti pasaulys ir... Aš noriu dar kartą čia, dar atitemsiu, ką nors dar 20 žmonių čia nais. Nes mes dirbam ant pasaulio, net savęs. Mums tai ir taip gerai, mums čia atsim kaip, ne? Iš tikrųjų, tai neturi būti. Dėl turim puoštis visą laiką gražiai ateiti. Jisai sakė, drabužius net kostiumus turi, vieni mokymai, kiti ten pamokslavimai, kiti. Pavyzdžiui, aš pastebėjau, sako, su to kostiumom gerai išgydymai vyksta. Jis pajautė kažkaip, yra ir Biblijos vietą pacitavo, kad apsivirksiu drabužiu kažkokia ten. Aš nespėjau surašyti, tai tos vietos neradau. Tai reiškia, net drabužis reiškia. Bet tu dabartini prasmybės, atsiprašant, kurios dirbai, žinai, ten visas čia dar nepleiskino savo, kaip čia šitą nuo medžio, kaip, žinai, kaip jaunį, kad nors čia nusigarbalioja, žinai, tai žinai, taigi žmogus mato. Ir mums tai mes jau pažįstame, bet ateis metai, tu žiūrės. Bet ir visiems tinka ten, ir apie tvarkdarius, apie šlovintojus, kad turi būti apsirengę gražiai, kad šlovinimas turi būti apie tave, kad, nu, žodžiai tave, tai aš dabar stengiuosi pakeisti, kad būtų į tave labiau žodžiai. Ne apie Dievą, bet tiesiai į Dievą kreipimasis. Ir įveikia, man pačiam net šlovint geriau yra, kaip pakeisti žodžius. Tu tada Dievui tiesiai jį kreipiesi, o ne apie jį dainuoja, ne? Ir jis sako, tas irgi svarbiausia. Apie kraują giesmės labai svarbu. Tai stengiamės irgi gerai rengtis, gražiai kvepėti, nesmirdėti, kai sako, kad atsisėdus prie kito ten kojinės pradeda smirdėti, kad musės skrenda, sako. Taip yra ir brolių krikščionių būna irgi, ateina atsisėdi ir arba kas ten įskrandžia, ar dantų jie nevalo, kartais, kai daro burdelę, tai ten norit per 3 metrus, tai neikriau, nes, o jis ateina tau pasakoja kažką, tai žinai, iki smulkmenų viskas yra, idealiai turi būti. Pasauliečiai tą padaro, o mes krikščionys, nu, kažkaip taip yra, kažkaip krikščionybė vis velkas iš paskos, o jie tą suprato ir jie išbandė tą viską. Kostiumai visada, ne, čia štai, aišku. Nes drabužiai gali sumaištį nešti. Jeigu tu ateini susikramstinės darbiniais drabužiais, tai žmogus sakys, nu tai kas čia per tarnavimas. Tu ateini Dievui tarnauti. O Dievui idealiai reikia viską daryti. Darykit kaip viešpačiui viską, ne? Kaip viešpačiui. Turi giesmės būti, aš dabar naujas darysiu giesmės. Aš pranašauju, vis tiek ateis laikas, darysiu šias. Dar nedavau kitokią, bet darysiu šias kitokias ir gražias, ir bus malonu klausyti ir šlovinti. Gal aš panuškiu rasim gerų apšvietimą, nu, kad būtų patiem malonu ir žmonėm bus malonu, ne? O čia gali tai valdiškai atvaryti, žinai, ai, dabarškinai, greičiau arbatas ir namo. Mane pakviesi, kai darysi. Jo, gerai. Levitų drabužiai, tai levitai tai čia šlovintai, kai sako, ne? Levitai šlovintai ir tarnautai ir levitai yra visi. Na, tarnauja per sekmadieninį susirinkimą. Tvarkdarių drabužiai, šlovintai, ta prasme visi. Aš tai suprantu, komandos yra, kur yra komanda ir yra lankytojai.
Tai komanda, tai tie, kurie yra komanda, Kristaus mokiniai, kaip buvo komanda, ir buvo tokie, užeidavo, kada ten užeidavo, tokį, žinai, į pusę metų ar į metus kartą. Buvo ir pastovių lankytojų, kai ir buvo pastovių. Kur apaštalais norėjo tapti, kur rinkosi ten, taigi ten iš pastovių rinkosi. Atstumas, kad nebūtų per didelis, sakė, tarp mokslininkai, čia pas mus natūraliai jau nedidelis yra, nes kai būna, kad pastato sceną už 100 metrų ir paskui tokio net kontakto nėra su tais kažkod sceną, žinai. Turi būti viskas. Nu ir jis irgi sakė, prieš susirinkimą jau pradėti šlovę 10-15. Jeigu pas mus neišeina, tai bent melstis reikia pradėti 10, jau 6, tai tikrai turi pradėti melstis. Nėra ten, ko nors vėluoja, tegu vėluoja, pusę valandos meldžiamės. Ir jau mes dvasiai ruošiam klimatą, jau ateina, kai žmogus jau puolė kažkokią sferą, kur kosmosas kažkoks atsivėrė, kai sako, čakras atsivėrė, dvasia atsivėrė, jam jisai kažkas vyksta. Vietoj to, kad mes šnekamės, o ne geriau tada jėba, kuris įvaro mikrofoną, ten, davai, pramušinė, ten prabudimas, čia kraujas, suriš demoniškas jėgas visas, kad čia neįtakotų. Aš mačiau, Madabuko tai daro, jis visą laiką suriša, ir aš dabar taip stengiuosi, suriša teritorijoje visus velnius, suriša išvaro, prakeikimus sugriauna, ir tada švarėjau dvasiškai teritoriją, kraujas skelbė, nes kraujo velniai bijo, ir tada pradeda tarnauti. Ir taip prastą išlaisvimą gavau. Užteko tik surišo virš salės ir negrįžo laisva. Ir kaip jis ten sakė, už gydymus melstis tada, kai nužengęs patepimas, kai jau tik viskas patepta, plaukia viskas. Tada už gydymus meldiesi, sako, ir vyksta stebuklai. Mums reikia tą bandyti. Bet turim tiek sušlifuoti viską, kad viskas plauktų, ne kaip pasivals sviestą, bet pagal šventą dvasią dar geriau plauktų. Turim neleistis iššokimų jokio, stebėti reikės, ne? Jokių klausimų, kai išdabinėja, žinot. Jei žmogus turi klausimų, net pasaulyje, jeigu vyksta koks nors, žmogus šneka, speakeris koks nors šneka, nieks neuždavinė, taip, žinai, man tas nepatiko, žinai, pasakyk man. Net taip nieks nesielgia. Ten palaukia, dabar klausimai sako, tada duodu arba ten pas tarnai, pas susirinkimą kažkokio, o čia pas mažinai kultūrą, žinai. O man tas nepatenka. Ir tu jam dabar užmirštai, kad tu čia šnekėjai, su juo pradedi bendrauti ir visi klauso, ką iš čia uždavė, žinai. A ne? Turi būti tvarka, nesąmonė, šitų kaip bardako neturi būti. Padarysim vis tiek mes tvarką, duos Dievas. Kad jisai išvažiuodavo į tarnavimą, kai jam šventoji dvasia pasakydavo, jis nepradėdavo net neišeidavo į sceną. Laukdavo namuose, kol melsdavosi, laukė, kol jau prisilietė, ir tada kitai eina į sceną. O čia vyksta tarnavimas, užlovėdai, užvestas jau dvasinis visas jau čia vyksta. Tai čia jau, paprasme, pamokslininkam. Arba net ir užpaukojimus, reikėjo, kad mes visi ruoštumės užpaukojimus, kad nebūtų rutina. Taip įkvėpti turi žmogus. Kiekvienas judesys turi būti su įkvėpimu. Nes kaip tu įkvėpsi, taip žmonės ir išgirs tave. Sakys, surinkam čia, susimetam kiek čia. Už salę reikia susimokėti už kondicionierių. Aš dažnai taip darydavau. O reikia su įkvėpimu. Turim sėti, trūksta, davai darom ten. Aš tai siūlau, ruoškitės ir užpaukojimus, kad šnekėt, nes kiek galima vienam žmogui, ne? Atsibosta tas žmogus ir jo tas tonas ir viskas, Ar taip? Tai davai bandom, darom, tada prieš išeinant pamokslininkui pasimelsti reikia, sako. Ir būtinai reikia melsti šiandien. Nes sako, kaip jisai sako, ta komanda, sako, tu su jie gyvensi daug metų, sako. Ir kiek yra vienybė svarbu, nes dabar lipdosi ta komanda. Tu gal iki gyvenimo pabaigos tais gyvensi. Aš supratau, kad tie bendėhinai, kur ten pas vis dešimtiniai ten tie proezai, kur tūkstančiais, ten 100 tūkstančių renkas. Ten jis ne vienas dirba, ten tokios komandos dirba. Yra pagrindinė komanda, paskui yra sferose komandos, atsakingos už viską, ir paskui yra, kurie ten viskas yra tiek atitirpta, už tai patepimas. Išeina į stadioną, tai mostelna, ten krenta tenai 20 žmonių iš karto. Mes tą patepimą turim išmokti, išsaugoti. Pašlaunam, turi viskas tam lygiai eiti ir, jis sako, net dinamiškai augt dar turi. Taip daryk, kad jis dar augtų tas patepimas kažkaip tai. Kai turėsim išmokti, ne, kažkaip tą. Aš mačiau, pastorius mūsų kai daro, kartais jis jaučia dvasiais, jis jau praktikos turi. Jis irgi pašnekėjo pamokslą, eik dabar, sako, šloviai. Jis jaučia, ko reikia. Ir ten greitas tokias ar nors ir dinamiškai tas viskas vyksta ir užbaigia aukščiausiam taške ir žmogus išeina pakilime tokiam. Ar ne? Tai čia su šitais paukojimais, o visai šitas reikia
Statymo malda, kad turi būti visada tarnauti žmonėm, kad mes turim tarnauti, neužmiršti visą laiką, aš kartais užmirštu. Jeigu aš užmirštu, jūs priminkit, kad kiekvienas turim problemų. Atėjom visi turim problemų, visi. Kad neišeitum nepasimeldė už visus. Kažkam nuodėmė neleidžia, kažkam pinigų trūksta, kažkam žmonos reikia, kažkam vyro reikia, kažkas serga, kažkam kažkokia bėda darbe. Turim pasimelst, mes tam renkamės. Mes čia net cirkintis renkamės, ne? Tai yra bėdos, mes meldžiamės. Bet aš kartais užmirštu ir pravosnikų užmirštas pastebėjau. Tai koks tada tikslas rinktis, kad, gerai išgirdom žodį, bet už mūsų asmeniškai žmonės, kurie pasimeldėm, už jų problemas. Mes dažnai meldžiamės aplamai už visą pasaulį meldžiamės, o už savus, tai jis ir sakė, kad pirma saviškis pirma žiūri bažnyčią, o paskui jau visas pasaulis ir ten nugalėsim visus. Tai va šitai, kaip jis sakė, 3 dalykai labai svarbus, kad išlaisvime išgydymai ir už poreikius melstis. Ne? Mato 10.1. Pasišaukęs 12, Jėzus davė valdžią netirasis dvasias išvarnėti ir kad ir gydytų visas ligas bei negalės. Tai pagal tą vietą. Mums Jėzus davė tą valdžią. Išvarnėti velnius, bet tą reikia daryti patepime. Vyksta tarnavimas, vyksta ir tada jau tik jisai gal jie jaučia, kad jau aukščiausiam taške jisai, jau už praktiką, žinai. Ir tada davai meldžiamės, kas tu serga ir deda ir vyksta viskas. Ir mes turime tą jaustą. Aš tai jaučiu, pavyzdžiui, kad kartais muzikoje yra taip irgi. Gali grot ir negali sodyti muzikoje, tai gali kelt. Štai muzikoje yra taip, toks dalykas. Tu, pavyzdžiui, pradedi nuo lėtų giesmių, greitinį, ir kuo greitin paskui eini, kyla viskas. Toks kaip, kyla jauti taip dvasiai. Pradedi nuo lėto, o jeigu pradėsi greitom ir pabaigsi lėta, tai numuši viską. Tai štai sako, turi būti dinamiškas ir tarnavimas, bet kaip viskas, ta dinamika visur turi būti. Turim iš praktikos išbandyti šitą bairį. Ne? Gal ir giesmės pradėti nuo lėtų, paskui pabaigoje gal greitom pabaigti, nežinau, visai išbandysim, ne? Kad tas patepimas, kad jis kiltų ir maksimus, kad dabar meldžiaus už ligonės, išeina ligonės, tekšt, turi vykti. Jeigu jam vyksta, ko mes kitokiai. Jis nesakė, kad tik Muntianui vyks. Sakė, kiekvienam davė valdžią išvarinėti. Ar ne? Tai šitus visus būtinai melstis reikia. Tarnauti žmonėms, melstis už juos. Paskui pranašauti žmonėm. Išeinant, pavyzdžiui, sako, tu, matot, pinigų neturi, tu gausi pinigų, tu pranašauji. Tau nesiseka, tu laimėsi tą bylą, sakykime, ten teisme, arba tau ten kažkokia problema, tu sergi, tu pasveiksi. Tu tikėjimu sakai, pranašauji ir tą žmogų keli. Ne tik nuo scenos, bet raudami. Bet tai žinai žmogaus problema. Tu pasveiksi, laikykis, nepasiduok. Ir tu paleidai teisingus žodžius, kaip Dievas kūrė pasaulį. Tie žodžiai jau kūrė. Ne? Geriau mes kūrėm, o negriaunam, ne? Man patiko, kad jie kartu visur važinėjo kaip komanda. Ir teisingai. Tai dažniau reiks važinėti visur. Tie, kas komandai, tai turėsim važinėti, nes čia yra... Į kur? Ir į Vilnių važiuodom jo visur. Komanda yra komanda, aš suprantu, o ne tie, kur žinai, vieną kartą atėjau, kitą netėjau, paskui neturi nuotaikos, už mėnesio nuėtėjau, už pusę metų. Tai čia ne komanda, čia tik lankytojas eilinės bažnyčios. O komanda tai yra, kai Kristaus, jie visi kartu buvo, kaip kumštis. Išdavikas, aišku, buvo. Išdavikų gal duoda Dievas, kad neužmigtų tą komandą, nes kai kažkas išduoda, tai tada visi ras pasitempė, kažkur nesužiūrėjom, ne, susitvarko vėl ir dabar saugovės. Nes išdavikų tai judus buvo, tai visur yra nuo tokių, kaip sako. Ir jis įsiryškys, kada ko mes būsim vieningesni, tuo per mūsų negalės eiti judai, nes mes jau vienas kitą pažinosim, mes vienas kito charakterį žinosim, jau iš pusės žodžio suprasim vienas kitą. Ir Juda neapsimės, toks, iš šventas, kur čia tada, ką čia pavog, Juda dar pinigus vogė, pasirodo, iš kasą prižiūrėjosi Jėzaus. Dėžė nešėjosi pinigų ir dar vogė iš tenai. Tai išdavikas jau nuo pradžių buvo, bet Kristus sakė, daryk savo darbą, jis žinojo, kas tas toks yra. Jis žinojo, kad reikalingas ir toks išdavikas. Kada mažas patepimas, mažas ir augimas. O mažas patepimas būna dėl pažinimo mažo. Mes turime tokius pamokslus, turim valgyti, aš nežinau kiek. Aš tą Montianę dabar skersai šilvai perklausysiu viską, kas ten yra. Nes jeigu tu nori užaugti, tai tu turi imti iš tokių, kurie auga žmonės, ne? O ne kur teorija šneka. Nes kas iš to, kad jis pašneka teoriją, pas jį patį net 20 žmonių sėdi.
Nors kaip jisai sakė, pas nesvarbus tai 5 sėdi, bet jei tu pradėsi viską tobulai daryti, ateis laikas patepimas, pamatys pas tavį 50 sėdės, praeis laikas jau 500, 5000, 50 tūkstančių, 5 milijonai. Lietuvoje tiek nėra. Turės iš Airijos sugrįžti visi. Ir dėl tų 5 reikia puošti pirmiausia geriau. Ir dėl tų 5 reikia puošti, aš tai stengiuosi, matot, nusipirkti reiks marškinių kitokių spalvų, kad gražiau atrodyčiau. Kvepalų dar skirtingų, kad nebūtų naudoti visą laiką. Man patiko, sako, aš batus turiu su kuriais tik į sceną, kaip sako. Muzikantai, tarp kitko, taip turi, jie turi sceninius drabužius ir turi kasdieninius. Tai čia taip turi, tu čia kaip, tas sako, čia viską mes tą darom dėl žmonių, sako. Ir viešpačiai tokia arba, ir pasaulėt sėdėnais mato, žmogus pasipuošęs vaikšto, gražiai, atrodo gražiai. Ką jis čia pasakys, dar pasakė gražiai, dar viskas plaukia, viskas savo vietoje, ne? Bet to reikia išmokti, viskas plauktų, kad nebūtų iššokimų, kad nebūtų tokių, kur kažkas ištraukė kamštuką ir visas patirpimas ir baigėsi. Ir tai ką tu man ten sakei vakar? Ir prasideda tada kūną, žinai, jau tada. Mes net negalim leisti kūnai, kad jisai čia vadovautų iš vis. Dvasia turi vadovauti. Jis nešnekėjo, kad ne darbais išgelbėstimi. Kiti galvoja, kad aš čia darysiu darbas ir būsiu išgelbėtas. Nieko panašaus. Kristus už viską numirė. Ne? Trūksta tau ko nors. Jau tu turi Kristų, jau dėkok iš karto. Ačiū Kristų. Matai, kad neįmanoma. Jau dėkok, kad įmanoma. Nes Kristui viskas įmanoma. Tiem, kas tiki. O dažnai mes galvojame, dabar aš čia pradėsiu. Tai jau man jau čia seksis. Nieko čia nepanašaus. Ne darbais, o tikėjimo. Ne? Čia daug prisirašiau, bet kai prisirašai kartais ne viskas tinka kalbėti. Kažkaip, kai rašais, atrodo logiška, kad dėkotų už viską, ką kritikuoti, pavydę, išteisti, viską šitus dalykus patraukti. Kada teisi kritikuoji ar pavydę įleidi, tu griauni tikėjimą. Tai čia natūralu, nes tu darai nuodėmę ir nuodėmė iškart griauna. Tu statai, kažkas pradeda varyti ir jis griauna iškart. Tas mūsų darbas, visas komandinis darbas, jis pradeda. Mes neturim teisės net prie stalo leisti, kas nors reikaluoja nesąmonę šneka. O tai, kad mes šneka, nežinau, ne kumščiau užkėviš burną, bet gudriai taip, užgesį, nukreipti temą, nes jau tas reikalojimas, jis jau skaldo, jau patevimas jau išeina. Aš tai dabar dar jaučiu patevimą, dar yra jisai. Ir jį kaip išlaikyti dabar iki galo, tai nežinau. Jau tik jisai būna, suprantate, taip gera taip yra. Paskui, tik ką nors ne taip padarei, žiūri, kad jau dingo, jau tu vienas to, jau tau liūdna darosi, žinai. Tai kaip išlaikyti tą iki galo, kad jis išeitų dar aukščiausiam lygį iki tarnavimo pabaigos. Taip aš tą mes turime išmokti. Išmoksim. Mes tokie patys žmonės, kaip yra paštalai, nieko nesiskiriam. Mes dar išprusę daugiau, jie ten buvo, žinai, tokie kaimo žmonės, tokie žvejai, tokie muitininkai, to laiko žmonės, žinai, kaip jie gyveno. Dabar tai čia reikalavimai kvepėti, pasipuošęs būti. Anksčiau ten žuvim gal prasmirdęs ateidavo koks Petras, kuris ten pažvėjojęs, ne, po darbo dienos. Bet dabar jau tokią civilizaciją mes turim pranokti tautiečius, nes ateis pasižiūrės, sakys, gal aš nenoriu į tokius brolius, daugiau su jais reikalų turėti, žinai. Mes turim būti aukščiau už juos visus, viskuo. Ar taip? Ar teisingai sakau? Net nesutinkat? Tyla, tokia tyla, ramu. Už apaštalus nelabai visačiau. Už apaštalus? Ne, tai apaštalai buvo tokie patys žmonės. Jie nieko nebuvo geresni. Jie keikėsi pradžiai ir ausis kapojo, nukirto, kam nereikia. Jie buvo pakankamai išsilavinę, daug pavyzdžių ten. Paulius tai iš vis labai išsilavinęs buvo, Petras. Ai, Paulius o vienintelis. Petras tai žvejys buvo. Bet jis irgi buvo matas, buvo jis net Evangeliją parašęs. Taip, užrašyti nereikia proto daug. Ir mes galim užrašyti. Mes dabar kuriam Evangeliją. Vat dėl šių laikų krikščionys kuria Evangeliją. Tikrai, kad kažkas dabar sėstų rašytų viską. Ten meldėsi įvyko stebuklas, ten meldėsi prisikėlė iš numirusių, ten meldėsi ranka taugo. Ten Dievas įkvėpė. Tai Dievas, bet ir tave įkvėps. Aišku, tu turi būti dvasinis žmogus, patirtis, negrybus rašyti, ten tas pasakė taip, tas ana, ten. Dar vieną dalyką kalbėjau apie apkalbas, atsiminat? Tu tik niekam nesakyk, bet jisai ten nusidėjo, žinau, tu tik niekam nesakyk. Ir žmogus išgirdo, nusidėjo, tada jisai kitam, tu tik niekam nesakyk, ten nusidėjo, žinok, jisai, jeigu nori paskleisti informaciją, tai sakyk, niekam nesakyk, tai tada visi sužinos. Tai yra, ne, tai teisingai sako jisai. Tai taip pačiai tarnaime, žmogus, jis turi sujaudyti.
Nes ta informacija sujaudina, kai tu skai niekam nesakykis, ką, tai ką čia nesakyt, ką nesakyt. Nusidėjo, jis jau susijaudino, kaip dabar aš niekam nesakysiu, nusidėjo keisai. Tai taip pačiai turi žmogus būti sujaudytas, kai ateina. Jis turi būti pakilėtas kažkur į dangų, nežinau, ten, kiek čia 3 dangus yra. Nu, jis turi pakilti į dvasinę sferą, kad jis išeitų, o, aš dabar visiems pasakysiu, kaip ten gerai, kaip ten patepimas, bet ant kiek viskas turi plaukti. Nu, išmoksime to patirimo, ne? Ir paskui, aiškiai, kad sakė, sėdėti, visiems bendrauti, valgyti, sako, tortus, sausainius, nes valgymai yra laisvė, atsipalaiduoja, žmogus arbatos išgeria, tada bendravimas, o ne? Maistas svarbi dalis. Taip, kaip ir tais laikais, kaip ir dabar, ne? Jie sėdėjo ir valgė, rašo. Ne taip, kad tik sėdėjo, ten barė viens kito, sakykime, ne? Taip pačiai ir mes. Tai aš taip manau, dabar mes turėtume melstis, kad mes pirmiausia dėl komandos, melstis, kad komanda kurtųsi iš mūsų, kad neliktų nešvarių judų jokių tarp mūsų, kad neliktų nesusipratimų ten, prisikalbėjimų, prisigalvojimų, kas nors neaiškus ateities reikės, o ne už nugaros, išsiaiškini ir toliau eini. Jeigu neaišku, dar aiškiniesi, kol išsiaiškisi, 10 kartų aiškiniesi, vis tik išsiaiškisi. O jeigu mes pasiliekam nesupratime, kažkur tada atsirado tarp mūsų sienos, nesupratimai, ir velnias greuna mus. Mus skaldo ir mes neaugam. Išmoksim pirmiausia susikuriam komandą, ne? Tada mokysimės aukojimo, kaip jisai darė viską pagal jį. Nu, mes, aišku, kaip gal taip Dievas šviesim, kaip ne? Paskui matysim, gal neaukojimo, kitą dalyką imsimės. Nu, bet mes turim to išmokti. Neišmoksim, tai mes čia kaip patepimo nebus, ne? Nes turim malonę jaust. Klausimai paskui. Iš tikrųjų, tai turėtų paskui būti, nes patepimai ir muša tie klausimai. Klausimam turi būti, aš pastebėjau, jis niekada neatsakinėja klausimus. Aš pastebėjau, nei Mozė kartais atsakinėja, bet kai tokie tarnautai, tai atsakinėja klausimus iš vis šneka, nu ten reikia lauktų, reikalauja, paskui pasišnekės. Arba sako, dabar aš kalbu, paskui pasikalbėsiu, kad jis nenumuštų to plaukimo viso. Nes jis tada užmiršta, ką išnekėjo, mintis jau nugrybavo ir jau tada to jau vieno žmogaus kažkokias jau klausimus, ne? Bet mes dar mūsų mažai, tai mes galim duoti klausimus. Tik į kamerą jau nerodysim tada. Nes kartais gali būti jie tokie ir, ne? Pasauliečiam geriau negirdėti kartais mūsų klausimų, ne? Ir mūsų reikalų visų. Tai kas, kaip sako, nebarstykit perlų kiaulėm, ne? Čia yra perlai. Tas šventas bendravimas yra perlas. O kiaulė iškirtęs, jis tai perversta perlas, sakys, jie ten, aš nesakysiu, ką jie gali pasakyti. Jis sakydavo, kraują geria. Tie sektantai, jie ten susirinko vaikų kraują geria. Ant krikščionių, kaip sakydavo, rusų laikais. Iš kur čia? Čia jau žmonės jau prisuko jau. No. Tai geriau, kai sako, jiem reikia žinot, ką reikia žinot. O mums reikia žinot, ką mums reikia žinot, ne? Aš tai tokios nuomonės, nežinau. Nors mes nieko neturim slėpti. Bet jeigu kokie asmeniai reikalai, tai mes asmeniškai šnekamės, kam ten žinot visam pasaulyje. Tai va, tai aš daugiau turėjau dar čia vieną pamokslą, bet kai išgirdau tą, tai man persivertė visi pamokslai. Ar dar kitą pasakyti, kur ruošiausi. Ar jau pavargot, kiek laiko praėjo, turi neilgai sakė vykti tarnavimus. 33 minutės. Ai, tai nelabai daug, dar galim išspaust dar ką nors, jeigu turim iš savęs. Ai, tai šitas gal. Aš žiūrėsiu, gal ir netiks, nes yra tikslas ne kad kalbėti daug, bet kažką pasakyti. Ai, čia aš rašiausi. Čia kiti klausimai. Jeigu pajausi, kad čia grybai, tai nekalbėsiu gerai. Nes žinai, kaip yra. Tu kai rašai, atrodo, oi, čia geras informacija, geras dalykas, naudingas. O paskui pradedi kalbėti, žiūri, kad jis netinka visai. Jis, nei toro, nei mėta. Arba nelaikas jam, arba Dievas kažką nori kitą gal kalbėti, taip daryti visai. Ne? Aš čia apie tos, kad koiniai bažnyčia, čia tokį žinot. Tai šitą nesakysiu. Nes po to pamokslo man kažkaip daug atsivėrė kiti dalykai, kitoks supratimas dabar. Kartais mes kokiuose kapstomės ten tokiuose smulkmenose, žinai.
ten kažkas nuodėmę padarė ir užsikabinam tos, kai jis sakė nuodėmės, ir čia pradėjom teist vos nenukryžiuoti, žinai, tą žmogų, čia kryžių toj prikalam ir... O esmė tai yra ne tame, kad jis nuodėmę padarė, esmė, kad jam reikia padėti iš tos nuodėmės iškilti, o ne atrodyti, kad tu nuodėmę padarė. Visi padaro nuodėmės. Susikeikiai, susinervavo, jau tu padarai nuodėmę, viskas. Tai ką tada? Eit save užmuštą reikmenim, atgailauji ir toliau eini. Tai geriau mes tada neieškom kaip kam įdurt, o ieškom kaip pakeltas, kur subadytas yra žmogus. Nes jeigu daro nuodėmę, jis jį įtakoja velniai. Jį negalima, jam reikia melstis už jį. Jis reiškia nesugeba atsispirto velnio takom ir reikia tuos velnius daužyti. Jis atsistotų, nusipurtytų tos dulkės ir pilno krūtinę gyventų, ne? Tai aš tada siūlau geriau daugiau čia beletristikos, daugiau nereikia, užtenka paskiau, ką reikia. Geriau tada pasimeldžiam už problemas, tokias, ką turim, gal tą žodį dar kažkas turi liudymą, ne? Ką nors tokio geriau, negu kad, kaip sako, kapstytis tam to, kur nereikia. Tai gerai, tada šiandien baigiam ir pasimeldžiam, ne? Jau geras. Dažnai girdėjau, kad patepimas, bet aš taip įsivaizduoju, patepimas, tai jis turi būti iš Dievo. Aš galiu norėti čia pamokslauti, kaip pavyzdį, ne? Bet jeigu aš neturiu, manęs Dievas tame nelaimina, tai aš tik tai buksuosiu. Arba man pašlovyti, kaip girdėjau, tai man va taip kažkaip tokia mintis buvo, tai čia iš Dievo. Jis iš Dievo ir yra. Bet tik pavyzdį, jeigu Dievas galės, aš noriu gal ten, kažką buvo ten, aš vieno dalyko noriu, Dievas gal visiškai manęs tenai nemato, jis nes nepadės. Taip, ir reikia jaust, kaip jisai veikia. Aš, pavyzdžiui, dabar... Reikia klausytis, reikia, ką jis tau kalba. Net ir klausytis ir aš tai jaučiu, pavyzdžiui, dabar dar yra patepimas. Aš dar jaučiu, dabar yra patepimas, jeigu aš dabar pradėčiau kūnę riekalot, jisai greitai išeitų. Aš dabar jaučiu, aš pradėjau suprasti, ką jis pasakė, patepimas yra, kad viskas turi būti patepta. Kai sviestų, sako, pasauliečiai, kaip sviestų. Tai reiškia, viskas plaukia, pradė. Pavyzdžiui, koncertą, kai sviestų, viskas prasidėjo nuo pirmo žodžio, viskas baigėsi, kaip patepta, sako. Tai čia yra patepimas, bet jie tam nežinau, kokie ten dvasia jos patepa. Ten gal šitas, kas ten jos patepa, nežinau. Mūsų tai Dievas patepa, aš dabar tai jaučiu, dar malonė yra. Ypač kaip aš lovinė gerai, jeigu įsijauti, aš jaučiu, kai nužengia tokia faina, taip. Ir kai išnekinės čiurpas, man, pavyzdžiui, kartais šiurpai eina. Nebūtinai čiurpas turi eiti. Aš esu girdėjęs, kiti paskui tik tų šarkų laukia. Jeigu šiurpas nenuėjo, reiškia, aš jau nedvasia, nieko panašaus. Šitai gera, kažkas tai Šitai vyksta, gera, kažkas vyksta, kažkas. Aš tai jaučiu, man ir dabar dar eina biški šiurpai. Bet čia tas nėra rodiklis. Kiti paskui pradedant tų jausmų, tai pusineša, tiek ir laukia tik tų šiurpų. Jei nėra šiurpų, aš net žingsnio nežengsiu. Nieko panašaus. Tu ženg žingsnį, tada Dievas palaimins, arba sustabdys. Aš tai suprantu, žinai, kaip patepimas tas yra. Tu tarnauji ir aš pačiau, kai dingdavau patepimas. Ir jisai sakė, pavyzdžiui, padarai pauzę didesnę, kol mikrofoną perdavė, ten gal pas jos scenos didelė, žinai, kol nunešė ten kokį 20 metrų, jau ta pauzė. Aš, pavyzdžiui, nuo koncertų šitą žinau, nuo grojimų. Jeigu tu darai pauzės, toks išbėga, kaip visas jėga tokia, tu pumpuoji, ten, pavyzdžiui, darai, pakilo, tik pauzė kažkas padarė. Arba šneka, kokia nesąmonė, ir taip sėda, vėl viskas, ir tau vėl reikia užpumpuoti. O kaip išlaikyti, kad viskas tik kiltų. Štai reikia mokintis, štai turim mokėti. Aš raugiai pradėdavau reikalą, atsimenu tie žmonės. Pamokslininkas, aš įsivaizduoju, kaip jis jaučiasi. Jisai stengiasi atnešti žinią, jis patepimai, jis jaučia patepimą, jis jautė šneka. Ir prasideda ten, įsidirbinėjimas atsėdęs, kaip Petras ar ten kas ateidavo, ne? Čia grinai velnės atsiusdavo pasišaipyti žmogų. O mes jį galvom išgelbėsim, jisai mum kenkdavo, tokie žmonės mum kenkia. Netikim, kad ir dar kuris ateina. Ir dar kuris ateina aplinkui, taip. Ir tuos mirdančius, kad leisdavom be reikalą, aš leisdavau juos. Jie tik atmuša kitus žmonės, kurie iš tiesų nori. Ir tuos arbatų gėrikus valgyti. Taip, kur ateina, jie neturi kenkt. Mūsų tikslas yra gelbėti žmonės, o jeigu jie sugadina tą patepimą, šis yra patepimas, kad viskas turi būti idealu. Viskas idealu turi būti. Tonas kalbėjimo, malda turi būti, viskas turi būti ne taip, žinai. Jis sakė, kad neapsiginsit nuo tokių, jeigu pradėsim. Čia reikia sąlygų reikia tokiem žmonėm. Kaip sakė, jeigu taip visi skaldytojai praeis pro tavo bažnyčią, visi
visi maištininkai, visi... Bet čia dar dėl išdidumo yra, dėl pastorių išdidumo, jis sakė. Sako, jei tu būsi išdidus, tai tu sako, pas tave tokie yra maištininkai. Tu visi pradės. Nes Dievas tave ant jų tave išmokys. Nes jeigu bus nuolangus, tai tu nieko neišmoksi, o kai ateis tokį žinai, kur tau trinktel nabiškį, tu atsistatai galvoji, gal aš kažką tai padariau, žinai. Ir tu taisaisi, ant to mokiniesi. Čia irgi išmintis. O žmogus iš kažkokio miestelio Ukrainai mažiuko. Atvažiavo dabar didžiausią bažnyčią, supratau jo. Eina iš tų visų didžiųjų bažnyčių pas jį eina dabar. Religijos nėra. Religija tai yra apkalbinėjimas, kai sako, tu dabar daryk šitai. Taisyklės. Nu, Biblijoje neparašyta, tau liepia daryti. Taip aš turiu daryti. Prigalvoja. Nu, skarelė, jeigu čiausi ir išėjau negerai, čia turi būti užrišta. Visi pininkai. Kojas kaip plaudo atsimenat, sako. Turi nuplaut kojas, kai ateina svečiai. Ateina į namų svečiai, tu davai greitai nusiaunat bliudelį, kojas nuplauna. Įsivaizduoju, kad tie šventesni nuo to pasidarė. Paskui apkalba, o tai tas mažiau plauna. Televizorių kaip žiūrėjo, sakė, ne? Tipo nežiūrima būdų, bet abudu žiūrim, sako, per kampą. Paskui atgailaujam dabar. Nu, tokie marazmai, įsisukimai, pas mus neturi būti. Pas mus turi būti sveikas mąstymas. Jau čia skaitosi sekta, va kai tik religija įsivėlė, jau sektas skaitos. Turi žmonės matyti sveiką protą, sveikus santykius, pagarbą, dėl ko pagarba aš nežinau, man tai pasauliečiai kartais didesnį pagarbą laiko negu krikščionys, nežinau, kodėl taip yra. Gal jie tą laisvą tokia pajaučia nekontroliuojama, kaip pradeda reikaluoti per tarnavimus, ne? Nu, pasauliečiai taip nesielgia. Ten jeigu jis iššoka, tai būna arba psichinis toks, arba narkomanas, tai bent koks. Čia krikščionis kartais kaip tada, vien nesakysiu vardą, čia kažkada aš tikėjau. Uždavinė kažkokius klausimus. Nežinau, ar į vietą, ne į vietą, žinai, tu žinai, kaip nori vieną pasakyti, tau nenukreipia, kur tu turi šnekėti, žinai. Nu, čia žinai irgi va toks yra. Tai gerai tada, netempiam gumos ir geriau pasilemčiam, ne?